Labą diena, šios pamokos tema The first day at work, pirma diena darbe. Good morning, labas rytas. Good morning. My name is Jane Jenkins. I'm your colleague at work. As I know, today is your first day at work, so I'll help you to deal with all the problems. First of all, I'll explain your duties in general, and then the company's manager will tell you your assignment for today. You will be responsible for answering the telephone, arranging meetings, offering our clients vehicle insurance services. Is that clear? Mano vardas Jane Jenkins. Aš jūsų kolega. Kadangi žinau, jog šiandien yra jūsų pirma diena darbe, todėl aš jums padėsiu susitvarkyti su visomis problemomis. Visų pirma, aš paaiškinsiu jūsų pareigas apskritai, o paskui kompanijos vadybininkas pasakys jums jūsų šios dienos užduotį. So first of all, I'd like to show you around the office, talk about the job's peculiarities. If you have any questions, I'll be willing to answer them. Here is your desk, a personal computer, a file cabinet, a telephone, a fax, printer, and empty files for your documents. You will find all the stationery you need in your drawers: pens, pencils, a stapling machine, pins, plain paper, glue, hole puncher, and all the others. Taigi, visų pirma, aš norėčiau jums aprodyti įstaigą, pakalbėti apie darbo ypatumus. Jei turite klausimų, mielai juos atsakyčiau. Čia yra jūsų rašomasis stalas, personalinis kompiuteris, kartoteka, telefonas, faksas, spausdintuvas ir tuščios bylos jūsų dokumentams. Jūs surasite visus raštinės reikmenis, kurių jums reikia jūsų stalčiuose. Rašiklius, pieštukus, susegamąją mašiną, segtukus, paprastą popierių, klijus, skylamušį ir visa kita. What are my working hours and lunch time? Koks yra mano darbo laikas ir pietų metas? You have to work every day except weekends from 8 to 5 o'clock. Your lunch break is from 12 to 1 o'clock p.m. Jūs turite dirbti kiekvieną dieną išskyrus savaitgalius nuo 8 iki 5 valandų. Jūsų pietų metas yra nuo 12 iki 1 valandos po pietų. Do I have to work extra hours? Ar turėsiu dirbti viršvalandžius? Very rarely. Once or twice a month if you don't mind. Labai retai, kelis kartus per mėnesį, jei jūs neprieštaraujate. Oh, of course not. O, žinoma, ne. You will be paid double for extra time. It usually happens at the end of each quarter, but don't worry, it won't be a problem. Jums bus mokama dvigubai už papildomą laiką. Tai paprastai vyksta kiekvieno ketvirčio pabaigoje, bet nesijaudinkite, tai nebus problema. So let's go to our boss. He'll tell you more about the job. Taigi, nueikime pas mūsų bosą, jis pasakys jums daugiau apie darbą. In the manager's room, vadybininko kambaryje. Good morning, labas rytas. Good morning, I hope Jane has already explained you your responsibilities. Labas rytas, aš tikiuosi, kad Jane jau paaiškino jums jūsų pareigas. Yeah, she has, taip. What I'd like you to do today is to find all the clients from your computer file whose insurance is finishing this month or has already finished. Then you should call these customers and offer our services. So you should write official letters offering vehicle and property insurance from theft, natural causes such as fire, flooding, etc. I hope you will deal with it successfully. So let's get down to work. Ką aš norėčiau, kad jūs padarytumėte šiandien, yra surasti visus klientus jūsų kompiuterio bylose, kurių draudimas baigėsi šį mėnesį ar jau baigėsi. Tada jūs turite paskambinti šiems klientams ir pasiūlyti mūsų paslaugas. Jūsų darbas rytoj bus šis.
Čia sąrašas kompanijų, kurios galėtų pasinaudoti mūsų paslaugomis. Taigi jūs turite parašyti oficialius laiškus, siūlančius transporto priemonių ir nuosavybės draudimą nuo vagystės, gamtinių stichijų, tokių kaip ugnis, potvynis ir taip toliau. Aš tikiuosi, kad jūs susitvarkysite su tuo sėkmingai. Taigi imkitės darbo. Let's get started. Pradėkime. Vocabulary. Žodynėlis. I'll help you to deal with all the problems. Padėsiu jums susitvarkyti su visomis problemomis. First of all, I'll explain your duties in general. Pirmiausia, aš jums apibūdinsiu jūsų pareigas aplamai. Assignment. Užduotis. You will be responsible for answering the telephone. Jūs būsite atsakingas už atsiliepimą į telefoninius skambučius. Arrange meetings. Organizuoti susitikimus. Offering our clients vehicle insurance services. Siūlyti mūsų klientams transporto priemonių draudimo paslaugas. Jobs peculiarities. Darbo ypatumai. File cabinet. Bylų spintelė. Stationery. Kanceliarijos reikmenys. Stapling machine. Susegamoji mašina. Glue. Klijai. Hole puncher. Skylamušis. You have to work every day except weekends. Jums reikės dirbti kiekvieną dieną išskyrus savaitgalius. Do I have to work extra hours? Ar man reikės dirbti papildomai? Rarely. Retai. Once or twice a month if you don't mind. Kartą ar du per mėnesį, jeigu jūs neprieštaraujate. Insurance. Draudimas. Customers. Klientai. Here is a list of the companies that might use our services. Čia yra sąrašas kompanijų, kurios galėtų pasinaudoti mūsų paslaugomis. Vehicle. Transporto priemonė. Property. Turtas, nuosavybė. Theft. Vagystė. Natural causes. Natūralios priežastys. Flooding. Potvynis. So let's get down to work. Taigi pradėkime darbą.